paskutinės minutės. Po šitiek laukimo mėnesių liko tik kelias iki operacinės. Tik pora ligoninės koridorių, bet kokie jie ilgi, kai tavo šeimos stebuklas taip arti. Kai moteris pas mus gimdo, vis tiek jos gimdymą prižiūri visa komanda. Tai yra vienas daktaras negali prižiūrėti gimdymo. Tai yra 2 akušeriai ginekologai, nes vienas vis tiek yra reikalingas, jeigu reikėtų dėl vaisiaus būklės atlikti skubų cezario pjūvį, tai mes 2 einame operacinę, gydytojas anesteziologas, medicinos sesuo anestezistė, operacinės instrumentatorė, taip pat naujagimių gydytojas, akušerė. Taip, kad visa šita komanda prižiūri gimdymą. Iš tikrųjų, tai yra didelė komanda. Aišku, jeigu mums nereikia antro daktaro, jis kaip asistentas tik tai, sakykime, būna, tai tada stengiamės, kad tą gimdymą prižiūrėtų kuo mažesnė komanda, sudaryti tokią kuo intimesnę aplinką. Vis tiek moteris nenori, kad jos gimdyme dalyvautų labai daug žmonių. Cezario pjūvis šįkart neišvengiamas. Baltijos ir Amerikos klinikos specialistai užtikrinti gimdyvės ir vaisiaus būklę atidžiai stebėjo nuo pirmų savaičių. Konsultacijos, tyrimai, įranga, viskas čia modernu ir be eilių. Moteris gali gauti visą, kokia yra reikalinga nėštumo metu priežiūra. Tai yra specialistų konsultacijos, tai yra gydytojų kitų sričių specialistų konsultacijos, jeigu jų reikia. Yra gydytojas genetikas, kuris gali konsultuoti, jeigu yra kažkokių tai paveldėjimo problemų, jeigu moteris turi kažkokių tai problemų nėštumo metu, kur mums atrodo, kad vaisius gali turėti sklaidos kažkokį trūkumą. Galim daryti echoskopijas visokių rūšių, 3D, 4D, kaip dabar iš vienos pusės gal madinga tokia yra tendencija turėti savo vaikelio ten veido atvaizdą ir panašiai, bet iš tikrųjų šita echoskopija padeda ne tik tai turėti gražius vaizdus, bet gydytojui genetikui labai padeda išaiškinti raidos ydas, taip kad iš tikrųjų tai yra rimti dalykai. Ir širdelės sklaidos trūkumai yra kažkokie, yra centrinės nervų sistemos smegenų kažkokie tai raidos trūkumai, yra galūnių kažkokie tai raidos trūkumai. Praktiškai viską tą, kas turėtų būti diagnozuojama, darant echoskopiją, mes galim diagnozuoti čia. Mes pasiruošiam laukdami tokio vaikelio. Tai yra, pavyzdžiui, vaisius turi kažkokį tai širdies ydą įgimtą. Ir mes jau žinodami, kad vaisius turi širdies ydą, galim pasiruošti tokiam gimdymui, kad tokį vaisių skubiai perkelti ir operuoti. Pagaliau. Viskas. Nepaprasto grožio stebuklas. Sveikas. Kažin ar laimė būna dar didesnė? Mūsų klinika gali padaryti praktiškai visą tą procesą, padėti žmogui, susilaukti vaikelio, nešioti nėštumą, prižiūrėti nėštumą, pagimdyti tą vaikelį. Paskui yra daktarai pediatrai, šeimos daktarai, kurie padeda prižiūrėti tą vaikelį. Ir jeigu moteris turi kažkokių problemų ir nebūtinai akušerinių, ginekologinių, galim padėti irgi išoperuoti, jeigu reikia, skirti kažkokį konservatyvų gydymą. Praktiškai labai platus paslaugų spektras. Pas mus yra atliekamos visos vaisingumo procedūros, tos pačios, kurios yra daromos kitose Lietuvos vaisingumo klinikose. Tai yra galim ten stimuliuoti ovuliaciją, pavyzdžiui, tik jeigu moteris turi ovuliacijos problemų. Galim taikyti sudėtingesnį metodą, vadinamą intrauterinę inseminaciją, kai yra vyro vaisingumo sutrikimas, arba galim taikyti sudėtingiausias technologijas, tai yra apvaisinimas mėgintuvėlį arba pagalbinės apvaisinimo technologijos, apvaisinimas mėgintuvėlį, intracitoplazminės spermatozoidų injekcija kaip pati sudėtingiausia procedūra. Mūsų statistika yra nebloga, tikrai nėra blogesnė ir kartais netgi geresnė negu kitų mūsų Lietuvoje esančių vaisingumo klinikų. Sudėtingiausių procedūrų, tai padarom virš 100 procedūrų per metus, tai yra tikrai neblogai. Ir jeigu tai yra geras vaisingumo amžius iki 35 metų, tai yra apie 48 procentus, tai yra labai geras pastojimo procentas. Aišku, šitas procentas žymiai mažėja, jeigu tai yra pora, kuri yra virš 35 metų amžiaus. Baltijos ir Amerikos klinika nuo šiol pacientams dar patogesnė. Išsiplėtusi, atsinaujinusi, klinika tapo ligoninė. Dabar čia viskas po vienu stogu. Nėščiosioms taip pat.
Labai džiugu yra pripažinti, kad vis daugiau moterų planuojančių pastoti ateina jau iki nėštumo profilaktiškai, be jokių skundų pasitikrinti. Daktarė, atėjau pasitikrinti, neturiu jokių skundų, bet mes su vyru planuojam pastoti ir padarykit visus įmanomus tyrimus, kad kiek įmanoma saugiau būtų galima sulaukto pastojimo. Tai yra labai džiugu, tai yra tikrai, atsiprašau, jeigu taip galima išsireikšti, aukštas visuomenės sąmoningumo lygis. Klinikoje yra toks privalumas, kad moteris gali būti rami ir tas nėštumas ir gimdymas gali būti prižiūrėtas nuo pastojimo iki pat moters išrašymo į vaikus su naujagimiu.